Sveiki visi, čia Viktorija ir kanalas Viktorijos rankdarbiai. Ir šiame video truputėlį holas kaip ir kalėdinis, kaip ir ne. Keli daiktai kalėdiniai, pagrindė beveik kalėdiniai. Tai pirmas pirkinukas tai yra štai tokia paklodė pilkos spalvos. Toliau tokį pirkau segtuką iš Obaigerdas Mugiai Šiauliuose ir tokius du segtukus naujoviškus. Toliau yra karoliukų maišelis iš Dekodei parduotuvės. Čia yra įvairių karoliukų, nes esu pirkus iš jų, bet čia dar reikėjo man, nes daugiausia bus dovanoms pagaminti. Čia toliau yra daug prekyčių iš Pepko. Tai yra štai tokias eglutės. Gal bandysiu daryti kaimelį ar kažkokį tokį dekoracijoms. Tai 1,30 € tik tais buvo. Toliau tokias 2 eglutės. Irgi iš Pepko už 2 €. Čia kalėdiniam vainikui. Čia dekoracijoms toksai naujoviški besmegenis ir elniukas. Toliau štai tokia dekoracijom papuošimui. Šitą gal iš Thomas Philips pirkau, man atrodo. Toliau iš Pepko taip pat toksai seniukas nykštukas, kurį reikia nudažyti. Tokios lemputės. Toliau taip pat rankdarbiams tokias žvaigždutes. Toliau štai toks iš Pepko lipdukai kalėdiniai. Dar iš Pepko pirkau ant lango tokias snaigytės man gelinės ir besmegenis. Man jie labai tokie patinka, aš turiu eglutę, dar kelis tokius, jie labai lengvai užsideda ant lango, nusiema be jokių klijų, be nieko, nereikia gramdyti ir gali naudoti daug laiko, nes paskui uždedi vėl ant to pačio popieriukų, tokio, nes čia tik įpakavimas, bet būna toksai plastikinis, prilimpa prie jo. Toliau dar tokie maišeliai pirkau dovanėliam pakuoti ir stalo padėkliukai tokie kalėdiniai. Tai štai toks trumputis holas. Daugiau sakau kaip ir kalėdinių tokių papuošimų ir laukite kitų video. Sakau iki.